Trumpas mentalinės aritmetikos pristatymas. Atrodo, ką jau čia sugalvosi šiame 21 amžiuje, rodydamas skaitliukus. Tačiau pažiūrim, kaip yra skaičiuojama vaizdiniais. 1 plus 3 minus 2. Atsakymas 2. 2 plus 2 minus 3. Atsakymas 1. 1 plus 3 minus 1. Atsakymas 3. Tai yra, mes turime greitį, mes turime vaizdinį. Visą laiką matome atsakymus. Tačiau kas vyksta? Smulkiosios motorikos dėka, kai vaikai liečia sagutes, tą daro ir dešinę ranką, ir kairę ranką. Pas juos aktyvuojasi neuronų jungtis, ko pasekoje pagerėja visas ugdymo procesas. Greitas skaičiavimas mintinai tai tik tai kaip liniuotė, su kuo mes galime išmatuoti vaiko pažangą. Už ką atsako kairė ranka? Už dešinį smegenų pusrutulį. Dešinis smegenų pusrutulis už ką atsako? Dėmesingumas, susikaupimas, kūryba. Tai yra 4 metų Japonijos mokomoji programa. Japonijoje vaikai skaičiuoja, lavina tiksliau savo smegenėlės tokių principų 4 metus. Ir iš 4 metų to jau bus 100 metų, kai jie tą daro. Kaip gyvena japonai, mes nepasakosim, o aš noriu pakviesti jūsų vaikus į bandomąją pamoką. Iki.